santykiuose mes moteris jaučiamės nelaimingos. Ir tų atsakymų ir kodėl taip įvyksta yra tikrai ne vienas, bet toks pagrindinė mintis būtų, ar tikrai tik santykiuose mes jaučiamės nelaimingos? Ar nėra tas jau jausmas vidinis, kad tiesiog man pačiai su savimi negerai? Ir tada viskas tarsi atsispindi santykė su partneriu, atsispindi veikloje, kitose santykiuose, visame kame. Tiesiog tas partneris yra arčiausiai mūsų, tas santykis toks yra glaudžiausias, intimiausias ir labiausiai per jį ir pasijaučia turbūt toks tas nelaimingumas. Bet ta tikroji nelaimingumo priežastis, sakyčiau, yra jau mūsų viduje. Ir emocijos mums tą tikrai parodo. Mes jaučiamės nusivylusios, nepatenkintos, piktos, vienišos, neįvertintos, pervargusios. Ir mes tom emocijom nieko nedarome dažniausiai, tiesiog jas dar giliau kažkur po kilimėliu pakišam ir bandom tiesiog gyventi tą gyvenimą apsimesdamas, kad visi taip gyvena, galbūt viskas čia tiesiog taip yra, galbūt norim išeiti iš to santykio, gal kitą kaltinam, bet toks raktas, kurį aš atradau, kuris matau veikia ir ant moterų, su kuriomis dirbame, tai raktas esu aš pati. Ir turėti tos tiesiog drąsos pasižiūrėti į savo vidų ir atrasti, o kasgi vyksta su manimi, kodėl aš taip jaučiuosi tame santyke, kur aš save nuviliu, kur aš save galbūt nepatenkinu savo poreikiu, kur aš nematau savęs, kur aš save perspaudžiu. Ir per tą prizmę einant atsiveria labai daug suvokimų ir atsakymų, galbūt aš nuolatos savo poreikius nustumiu į šoną, pati, iš aukos, iš gelbėtojos pozicijos. Ir tada aš viduje blogai jaučiuosi ir galbūt ir tas santykyje išreiškiu tas emocijas, galbūt kartais ir nepagalvoju, galbūt kaip ir pati bendrauju, ką aš kuriu, nes man negera su to, kaip aš gyvenu, kas pas manim viduje vyksta. Ir kai pradedi pažinti save, kai pradedi girdėti save, kai nebebėgi nuo savęs, nuo savo emocijų, iš to taško gali pradėti daryti pokytį. Ir šiandien sesijos metu klientė sako, bet aš protinga, mane viskas gerai, kodėl aš pati nematau tų dalykų, kas manim vyksta, kodėl man reikia, kad kitas pasakytų. Ir tai yra tiesiog todėl, kad mes patys negalim savęs matyti, neturim tos patirties, nežinom, kad gali būti kitaip, tai yra išmoktas tas elgesys, kiek yragi visokių vaikystės traumų, įsitikinimų ir mes tiesiog jų nematom. Todėl mums pačiom labai sunku vienom pasikeisti. Ir tame nėra nieko blogo. Kažkada ir aš kreipiausi pagalbos, šiuo metu pati padedu moterims. Tai jeigu jauti, kad nori jau nebesijausti nelaiminga tose santykiuose, o iš tikrųjų nebesijausti nelaiminga su savimi, tai tikrai kviečiu registruotis nemokamam pažintiniam pokalbiui, aptarti būdus, kuriais galime tau padėti. Ir tikrai nieko nėra gėdingo ar kažkas nenormalaus kreiptis pagalbos, nes vienam pokyčiai tikrai vyksta ir ilgiau ir sunkiau, o kartais ir iš vis kažkai įmanoma pamatyti, kas vyksta. Tai tiesiog, jeigu jau jauti, kad nori dabar jau pajausti save, atrasti tą gyvenimo džiaugsmą, ramybę, meilę, tai tiesiog kviečiu užsiregistruoti ir susitikim pasikalbėti. Iki.